Tai va, norėjau pasakyti, jeigu kažkam būtų įdomi, kaip atrodo techninė analizė, kur su kuo valgomi, kaip daryti, aš truputį noriu parodyti. Tai užakcentuoti tokį dalyką, kaip minėjau, kad, kaip pasakyti, tobulėjant, mokantis kažką, vis sistema darosi sudėtingesnė. Ta prasme, vis daugiau pridedama visokių indikatorių, ta prasme, vidurkių, visokių trendų linijų ir toks tas pasidaro kaip meno kūrinys, koks pilnas pribraižytas, kur nieko nesuprasi, o galutiniam rezultate iš to gaunasi, kad, kaip pasakyti, viskas virsta kaip kazino, viskas ir to prarandami pinigai. Todėl noriu parodyti labai paprastą sistemą, kuri yra iš tikrųjų labai nuobodi, bet labai pelninga. Iškart pradėsiu nuo tos informacijos, kad daleiskim, jeigu aš noriu patikrinti. Ne investuotojai, bet dažniausiai kažkokį traderį, prekybininką, spekuliantą, ką pavadinti. Aš žiūriu dažniausiai ne kūns dabar sako, bet kūns sakė prieš senesnį laiką, daleiskim. Aš tą prasme pasižiūriu, pažiūrėjau, kūns šnekėjai prieš mėnesį, ką panostos pagal to techninę analizę, koks anos buvo prognozės, žiūri, a išsipildė, neįsipildė. Aišku, kad kiekvien syk žmogau negali įsipildyti, bet jeigu tu matai, kad anam pastovė neišsipildo, kad būtų geriau viskų daryti antrep negu sak, tuomet tu turėtum pelną, tada supranti, kad tas žmogus nelabai supranta apie tau dalyką ir vien žodžiu netinkamas. Iš kitos pusės, taip pat gali savim patikrinti vien žodžiu. Tu pasižiūrėjai savo, daleiskim, jeigu esi susirašęs, aš ką užfiksavai savo tas prognozes, žiūri, įsipildi, neįsipildi. Bet pat savo ir dar truputį lengviau, nes tu matai, daleiskim, kaip tau ar ten aug tas pelnas, ar neaugia, virš tu gali suspręsti, kaip tau čia kas seks. Tai va, vien žodžiu, žiūrėdams istorijai ir traderis gali patikrinti. Tai va, o dabar jeigu pažiūrėtumėt mon grafik Bitcoin, sen istorijai, ten atsidaryti, galit pažiūrėti, tas mon prognozės vis įsipildė, 100% įsipildė. Kodėl įsipildė? Ne todėl, kad aš čia kažkoks, ką pasakyti, wunderkinds, išskirtinis, ar iš tikrųjų tas finansininkas numeris 1, bet išsipildė dėl to, kad aš tus grafiks jau žiūrinėjau, reikėtų patikslinti, bet man atrodo, kokiu 2000 gal kokiu ten 9-8 metų. Aš nagrinėjau dėl to, kad man šiaip, ką pasakyti, patinktų daryti ir vis laik patek. Aišku, per tų vis laikotarpį buvau, kad nutrūkdavo aš ten, ką pasakyti, nebesidomėdavo nas. Nutrūkdavau kažkiek ten, praeidavau laik. Aš tos vis algoritmų, ką aš ten nutraukdavau, nežinau, bet kartas į kokį metą, į 2 gal praeidavau, kad niek nebežiūrėdavau. Bet aš vis sugrįždavau. Tai va, kad vien žodžiu, čia joks stebuklų nėra, kad man pavyk. Pirmiausia, pavyk dėl to, kad aš labai seniai tau domiaus. Ir kitas dalykas, kad man tai patink. Ir dar trečias dalykas ir, kad aš to užsiminėjau ne tik kaip čia, kaip investuotos čia, bet kaip užsiminėjau, kaip kiekvien dien nagrinėjai, ir kažkur ten darau. Vien žodžiu, toks kaip pastovus darbas ir. Čia tas pats, kaip kažkokio profesijo, kažkoks žmogus apie žemės ūkį, viskas gerai auga. Dėl to, kad vis mokės tam tikslus mokslus mokės, agronoms buvo kas. Vien žodžiu, dėl to ir dėl to nam seks, o ne dėl to seks, kad kažkur YouTube'e kažkokių filmukų prisiveizėjai, ką prie kažko auginti, ką prie viskų daryti ir nam dėl to seks. Taip, būn tik atsitiktinį, tai kažkokia sėkmė. Šiaip tai vien žodžiu žmogus nori nagrinėti, mokytis kaip į viskų. Ir čia taip pat reikia išmokti ir dėl to pavyks. Todėl aš nes joks išskirtinis.
tu va techninė analizė, nes paprastas eilinis žmogus su vidutinės sugebėjimas, kuris paprasčiausiai gan ilgą laiką domės to ypatek. Tai va, tai apie tau techninę analizę. Ir todėl aš, kaip ir kažkada sakiau, jeigu kas sugalvosit, apie prekybą aš net nešneku kur kiekvieną dieną. Bet net jeigu net sugalvotumėt ir pradėti investuoti, naudodamis techninę analizę, čia aišku, reik mažiau biški tų mokslų reikėtų. Bet irgi reikia pasakyti, pasižiūrėjus kažkur kelis kartus ir daryti negal dėl to. Nes čia ten ir savo niuansų. Gal jeigu kas pažiūrėtų mon grafik, ten labai paprasta viskas atrodo, bet patikėkit manim, kad paprasta pasakyti viskų, čia iš tikrųjų reikia tam laiką. Kitas dalykas ir dar, bet to grafik, kad vėl apie prekybą net nešneku. Jeigu šnekėti apie net investavimą, net ir išmokstus grafiks, imkiam kelis kartus geriau negu aš ką moku. Dar ir vienas labai svarbus faktorius. Tas svarbus faktorius ir psichologija ir emocijas. Čia kaip tokį palyginim daus, net jeigu išmoka vairuoti mašiną labai gerą, kai tu išvažiuosi į lenktynės, vien žodžiu, ten pradės veikti emocijas lenktynės. Ir mokėdams nors į labai gerą vairuoti, pradės tau viskas priklausyti nuo baimės, nuo azarto, nuo visko. Ir te apsieks tau tos lenktynės. Tai va, net gali ir užsimušti, jeigu bus per daug azartiškas. O jeigu per daug bailis bus, tai va, atvažiuosi paskutinis. Čia va, grina ir tas pats su tau techninė analizė. Net ir mokėdams gerą, dar turi valdyti psichologiją. O to psichologija arba turi, arba neturi. O jeigu neturi, tai mano akim žiūrint, turėt dar daugiau laiko praeiti, kol tu susitvarkysi. Ir čia vat skirtums ir tas, kad tau techninė analizė, tai tikra kiekvienas žmogus gal išmokti, kaip ir išmokti bolves, rūgis auginti, o su savo psichologijai tvarkytis. Iš tikrųjų, man ir klausims, nežinau, jūs pasakykit, jeigu tu esi labai iš prigimties bailus ar gobšus, ar tau įmanom susitvarkyti su tavo neįmanom? Čia vat ir klausims didysis toks. Tai vat eik apie techninę analizę.